Labadiena, mano vardas Rasuolė ir šiandien noriu su jum pasidalinti savo uždarbį. Pradėjau dalyvauti tokiam dideliam globaliam versle. Man tai naujovė, bet aš labai džiaugiuosi, kad aš apsisprendžiau ir vis tik nutariau čia pradėti. Nuo 2006 metų dirbdama šitoj srity, nei vieno karto per tokį trumpą laiką nesu uždirbusi tokio čekio. Dabar parodysiu jums savo vidinį ofisą. Taip, mano uždarbis $65.50. Kad uždirbčiau tokią pinigų sumą, tai truko 2 valandas. Tiksliau net ne 2 valandas, o tai buvo 2 skambučiai. Ir aš gavau tiek pinigų. Kad jums netrodytų, kad aš čia paistau kažkokias tai iš fantastikos filmo nesąmonės, parodysiu savo sponsorės, savo draugės čekį. Pirmiausia, mano sponsorė Loreta. $150. Kiek aš žinau, jinai dirbo 3 dienas, bet po keletą valandų per dieną. Prašau, jie atnešė $150, toks darbas. Toliau, Žaneta. Mano pažįstama, mano draugė. $112.50. Jos darbas maždaug panašus kaip ir Loretos. 3 dienos po keletą valandų. Beje, ką galiu pasakyti, Žaneta yra pensininkė. Ir pensininkės 6, 7, 5 valandų darbas yra įvertinta $112.50. Na, pasakykit, kiek reikėtų dirbti Lietuvoje, kad uždirbti šitiek pinigų? Savaitę? Daugiau. Labai džiaugiuosi, kaip ir sakiau, kad iš tikrųjų apsisprendžiau ir čia pradėjau. Aš manau, kad ir toliau taip seksis, o tikrai seksis, nes aš to noriu. O jeigu jums įdomu, jūs sudomino ir jūs norit tokių čekių, tai kągi, prašau, skambinkit, rašykit. Visi mano kontaktai yra apačioj po video. Kągi, tiek, visiems sėkmės ir visų laukiu.